Į vidų, ne? Kai nustatėm, bet jisai mane Laukti nebegalima, dabar tas momentas, kai būtini ryžtingi veiksmai. Ne, pasitraukit biškį iš šono, gerai? Da, vieną. 5-9 dubis. Viskas gerai? Policija, viskas gerai? Turiu gliukozės. Viskas gerai? Jo, viskas gerai, dabar situacija. Visų priemonių imtasi pačiu laiku. Priepuolio ištiktas vyras sąmonės nepraradęs, tačiau pavojus gyvybei vis dar yra. Vyriškiui skubiai duodama išgerti gliukozės. Medikai jau pakeliui. 4-18 dubise. Raktas viduje buvo. Šiek tiek nieko jo nekeliam, dabar laukiam greitojų. Jo. Gerai, jam negalima jo judinti dabar. Artimieji prieš kelias valandas ieškoję vyriškio šiame pastate apsigavo tikrindami užrakintas duris. Bet jūs patekote į šį kabinetą, ar ne? Čia nepatikau, kur čia buvo, matėsi, kai už durų tamsu ir durus rakintos, kas tai svarbu nėra. Nes niekad nesurakinėja, niekad taip nebūna surakinės šias išsiuntas. Skubiai atvyksta medikų ekipažas. Vyriškiui suleidžiamas reikalingas gliukozės kiekis. Apžiūrima, ar ligonis nepatyrė traumų krisdamas ant žemės. Tai nuvešim į klinikas, kadangi kritimas buvo viskas kažkaip akivaizdžiai tikrai mato, sužalojimų nėra, kraujo nėra, lūžio apžiūrėjom tikrai irgi nėra. Dabar pilietis bus gabenamas į ligoninę. Pavojus gyvybei nebegresia, bet kurį laiką jam reikalinga medikų priežiūra. Artimųjų rūpestis bei ryžtingi ir operatyvūs pareigūnų veiksmai užkirto kelią nelaimiai. Paprastas užmaršumas nevirto šalta ir beveidė mirties statistika. Suradom asmenį, buvo užsirakinęs viduje savo darbovietėj, suteikėm pagalbą, kadam girdėjom dejavimus, reikalinga skubi pagalba jam buvo.